Šiandien jums papasakosiu dar vieną labai įdomią ir šiek tiek kraupią istoriją, kuri nukels mus į truputį senesnius laikus. Tikriausiai visi puikiai žinot, kad viduramžiais, kai dar Europą dengė gūdūs miškai, jose knibždėjo vilkolakius, skrajojo vampyrai, slėpėsi raganos ir kitos siaubingos būtybės. Vėliau 19 amžiui tai perėjo į žymius literatūros kūrinius, tokius kaip Drakula, Frankensteinas, Golemas, įvairios istorijos apie vilkolakius, apie Misterį Hydą, galų gale Dorianai Grėjai, nematomi žmonės ir visi kiti. Dalis iš jų tapo tiesiog kultiniais personažais, pavyzdžiui, kaip be Drakulos įsivaizduoti Rumuniją ar Prahą be Golemo. O kažką ar turėjo panašaus Lietuva? Pasirodo, turėjo. Ir vienu metu netgi labai konkuravo literatūroje ir kine su kitais personažais. Pabandykime atskleisti šios istorijos šydą. Už lango 1870 metai. Labai svarbus Europai metai, kyla didelė įtampa tarp Prancūzijos ir Prūsijos, tai yra vienos iš Vokietijos kunigaikštysčių. Napoleonas III paskelbė karą Liepos mėnesį Bismarckui ir prasideda karas, kuris Prancūzija yra siaubingai nesėkmingas ir pralaimėjimas prives prie Antrojo reicho sukūrimo, tai yra Vokietijos susivienimo. Sumušta prie Sedano tvirtovės Prancūzijos kariuomenė bėga ir rugsėjo pradžioje vokiška kariuomenė įžengė į Paryžių. Tuo metu lovoje guli pagyvenęs 66 metų ligotas žmogus. Tai yra Prosperas Mérimée, senatorius Prancūzijos, karalienės patarėjas, rašytojas ir istorijos tyrinėtojas. Jo sveikata yra labai pašlyjusi, jisai negali priimti tos naujienos, kad Prancūzija žlunga ir galbūt jos istorinės ir meno vertybės bus išgrobstytos. Liūdėdamas jisai liepia jį pervežti į Kanus, kur už kelių savaičių numiršta. Mums rašytojo kūrybinis palikimas Lietuvoje yra pakankamai mažai žinomas, tačiau jisai yra parašęs gan populiarių siaubo nuotykinių ir romantinių istorijų, kurios yra leidžiamos pasaulyje iki šiol ir verčiamos įvairias kalbas. Pavyzdžiui, viena iš jų vadinasi Lilio Venera, istorija apie atgijusią antikinę skulptūrą, kuri nužudo savo savininko sūnų. Taip pat žymus kūrinys Kolomba apie vendetą Kastilijoje. Ir pats žymiausias kūrinys, tai tiesiog nežinojote, kad sukūrė šitą personažą Prosperas Mérimée, tai būtų Carmen, apie gražuolę šokėją čigonę, kur Bizet vėliau pastatė operą, kurią visi tikriausiai esame matę. Likus vos 1 metam iki mirties, Prosperas Mérimée parašo ir išleidžia savo paskutinę novelę, kuri mums ir yra įdomiausia. Ji vadinasi Lokis, ką turėtų reikšti lokys, ir jie aprašo įvykius, kurie įvyko 1866 metais Žemaitijoje, tokiame Medintilčio dvare. Pagrindinis herojus yra kilmingas grafas, pusiau žmogus, pusiau lokys. Ši knyga irgi susilaukė didelio susidomėjimo, yra išversta į labai daug užsienio kalbų, tiek ispanų, anglų, rusų ir kitas. O toliau prasideda dar keistesni dalykai.
1917 metais Rusijoje žlunga carizmas, ateina į valdžią sovietai ir jų pirmuoju komisaru švietimo, tai yra ministru, tampa toks Lunačarskis. Jis yra kaip ir rašytojas, dramaturgas ir po kelių metų parašo tokią pjesę, kuri vadinasi Paskutinis šiemetą arba Meškos vestuvės, kurios visas siužetas yra pagrįstas būtent Merime knyga. Ir dar po kelių metų, tai yra 1926 metais, Rusijoje sovietų yra išleidžiamas pirmas filmas, siaubo filmas, kuris taip pat irgi vadinasi Medvėžija svadba, tai yra Meškos vestuvės. Jis yra nebylus, pastatytas gan įdomiai, YouTube'ai galima rasti. Bet ir tai dar ne pabaiga. Stalinizmo režimui griežtėjant ir užraukiant įvairius varžtelius užsukant, 1929 metais filmas jau yra uždraudžiamas kaip nederamas, nors prieš tai jis buvo išsiųstas parodyti į 25 šalis. Kad ten sovietai tokio pamatė iš pradžių, kad šitą istoriją norėjo platinti, o paskui netgi uždrausti. Bet ir tai dar ne istorijos pabaiga. Kai miršta Stalinas 53 metais, cenzūros gniaužtai Sovietų imperijoje šiek tiek atsileidžia ir po kurio laiko novelės ekranizacijos imasi kita socialistinio lagerio šalis, tai būtų Lenkija, kuri 1970 metais išleidžia naują, spalvotą ir garsinį šį kartą jau filmą, kurį pavadina Lokis arba profesoriaus Vitembacho manuskriptas. Filmas irgi visai gerai žiūrisi, įdomus, yra YouTube'ai, IMDb reitingas 6,2, kas yra visai neblogai kaip senam filmui. Ir galiausiai 1975 metais Prancūzijoje pagal pavardę turėtų būti režisierius išeivis po karo iš Lenkijos, susuka dar vieną juostą. Ji vadinasi The Beast, tai yra monstras, prancūziškai Le Bête. Šis filmas tik truputį išnaudoja temą žmogaus Lokio ir jo įsimylėjimo. Ir tiesą sakant, tai yra gan vulgarus N18 filmas, kaip nekeista. O kol kas pats naujausias bandymas atgaivinti Lokio temą, tai būtų tikriausiai 2000 metų Broniaus Kutavičiaus opera Lokys. Bronius Kutavičius pasižymi savo kompozicijomis ir pagoniškos muzikos tema, skamba gan neblogai. Tačiau pati opera yra, na, sakysim taip, gan sunki. Geriausia pamatykite ir patys susidarykite įspūdį. Taigi, kodėl lietuviškas kabutėse personažas galų gale pralaimėjo kovą savo analogam iš kitų šalių ir Hollywoodas dabar stato nesibaigiančius filmus apie vampyrus ir vilkolakius, tačiau žmogus Lokys yra pamirštas. Visų pirma, pati novelė yra gan trumpa, tik tai 50 puslapių ir ji baigėsi labai staigiai. Ties pačia kulminacija atrodo, kad nėra jokios atomazgos. Na, nepamirškim, kad parašė jau sirgdamas prieš mirtį rašytojas, gal tiesiog nebeturėjo sveikatos išplėtoti labiau mintį, bet Hollywoodui be abejo reikėtų gan platesnio siužeto. Antras dalykas, kad tais laikais labiau išpopuliarėjo monstrai sukurti britų kilmės rašytojų arba amerikiečių kaip Velso. Ir galų gale nepamirškime dar tokio dalyko, kad pačioj Lietuvoje net iki pat dabar Prospero Merime kūrinys yra sutinkamas gana šaltai. Kažkodėl lietuviai žiūri į jį labai atsargiai. O kodėl sakau, kad atsargiai? Paskaičius knygą gali kilti pradžiai kelios tokios mintis. Žemaičių valstietija parodyta labai tamsi ir neišsilavinusi, labai didelė atskirtis nuo aristokratijos. Antra, pats herojus tai neigiamas herojus, kas ne kiekvienam gal patinka. Trečia, yra užkliūvęs toks dalykas, esu skaitęs, kad
Nors veiksmas vyksta 1866 metais, bet lietuviai pasigenda aliuzijų į sukilimą, ką tik tai pasibaigusi, jokių atgarsių to nėra. Ketvirtas dalykas gal net pasirodys juokingai, tačiau galima įžvelgti separatizmo skatinimo kažkokiu elementu, nes autorius labai pabrėžia, kad žemaičių kalba yra atskira nuo lietuvių kalbos. Taip pat kūrinyje yra daug slavizmų, kas lietuviam tikriausiai nepatinka, tai yra tiek ir žodžių įpintų, taip pat ir papročių, šokis, rusalka, žaidimas, durnius ir panašiai. Nors tai keista būtų, kad gyvenamgi vis tiek Rusijos imperija ir šiaip LDK palikimas buvo gan slaviškas, tai kodėl tai turėtų taip erzinti, sunku pasakyti. Apskritai teigiama, kad Merimė nelabai gaudėsi istorijoje Lietuvos, kad visko tenai pripainiojo, kad vaizdą apie Lietuvą susidarė tiesiog skaitydamas Adomo Mickevičiaus kūrinius, todėl į jo knygą rimtai žiūrėti nereikia. O galbūt kūrinyje įdėta ir dar daugiau bombikių? Pabandykime trumpai perbėgti per siužetą ir po to panagrinėti kelias įdomesnės vietas. Užtenka pažiūrėti į Prospero Merimė biografiją, kad suprasti, kad jis buvo neeilinis intelektualas. Prancūzijoje jis 30 metų dirbo architektūrinio paveldo vyriausiųjų inspektoriumi, rūpinosi išsaugoti senienas. Taip pat, pavyzdžiui, rūpinosi ir sutvarkymu atstatymu Notre Dame katedros. Jisai mokėjo daug kalbų, be prancūzų, mokėjo anglų, ispanų, išmoko senasias graikų ir lotynų kalbas, kalbėjo serbiškai, o norėdamas skaityti originalo kalbą, pavyzdžiui, rusų literatūrą papildomai išmoko ir rusiškai ir ne tik skaitė, bet vertė kūrinius Puškino, Gogolio, domėjosi Turgenevu ir taip pat domėjosi labai istorija ir netgi mistika. Ši istorija surašė labai vairiom temam, pavyzdžiui, apie Rusijos smūtą ir Dmitrijų I Lenkų statytinį, apie Razino sukilimą, apie kazokus ir panašiai. Todėl sakyti, kad jisai nesigaudė istorijai, tai būtų visiškai netiesa. Taigi, knygos lokys arba profesoriaus Wittenbacho dienoraštis, trumpas turinys, kas nemėgstat spoilerių, galite šią vietą praleisti. 1866 metais karaliaučiaus profesorius vokietis Wittenbachas gauna užduotį atlikti Biblijos vertimą į žemaičių kalbą. Tam jis planuoja vykti į Žemaitiją, surinkti įvairius folklorą, patikslinti žodyną ir taip pat surasti seną, labai retą knygą Žemaičių katekizmą, kur galvojama, kad jos iš viso tokios gal net nėra likę, bet jis sužino, kad žemaičių grafas Mykolas Šemeta turi savo bibliotekoje šią knygą ir jis vyksta į Lietuvą ir giriose suranda tokį Medintilčio dvarą. Medintilčio dvarą, kuriame ir gyvena tas grafas. Grafas labai išsilavinęs, labai stiprus, plaukuotas ir labai keistai elgiasi. Naktį gali išlipti per langą, lipti į medžius, eiti į mišką ir panašiai. Taip pat jo motina yra sena grafienė, išprotėjusi. Ją gydo gydytojas iš Memelio. Ir papasakoja profesoriui tokią istoriją, kad prieš keliasdešimt metų medžioklėje lokys užpuolė grafienę ir nuvilko ją į mišką. Po kurio laiko surado ją dar gyvą, lokį nukovė, tačiau po 9 mėnesių jį pagimdė sūnų. Jai pasimaišė protas ir ji visą laiką reikalavo užmušti jį, užmušti žvėrį, kaip jis sakydavo. Taigi ji yra gydoma, o profesorius su grafu Šemeta klajoja po apylinkės, domisi žemaičių kalba, taip pat diskutuoja apie kitas išnykstančias kalbas, lankosi
ant tokio, kaip parašyta, kapo, tai tikriausiai pilkapio, sutinka vietinę raganą Žalčių užkalbėtoje ir galiausiai sužino, kad grafas yra įsimylėjęs šalimais dvare viešinčią tokią irgi aristokratę Daugėlaitę, kuri yra jauna kokietė, labai grafą erzina, bet jis nori ją vesti ir galų gale veda. Pats profesorius yra protestantų kunigas ir juos sutokia. Tačiau vestuvių naktį grafas perkanda savo jaunosios žmonos gerklę, išgeria kraują, iššoka per langą ir visiems laikam pabėga į gyrę. Tai būtų toks trumpas turinys, tačiau visas įdomumas knygos prasideda detaliau nagrinėjant tam tikrus pokalbius ir tam tikras Lietuvos aprašymo detalės. Keistas jau pats knygos pavadinimas, nes į lietuvių kalbą yra verčiama Lokys, tačiau originaliai yra Lokis. Kyla klausimas, ar tai specialiai padaryta klaida, galbūt autorius kažkokios norėjo aliuzijos duoti skandinavišką dievą Lokį, nes nuorodų į kitas religijas bus ir daugiau knygoje. Kaip žinome, Lokis tai yra netikras brolis Toro, jis yra pusiau milžinas, pusiau dievas, jis yra gražus, bet stiprus ir taip pat nepaprastai žiaurus ir jisai gali pasiversti į bet kokį žvėrį. Taip pat įdomus yra ir grafo Šemetos vardas, jo vardas yra Mykolas, knygoje yra tam tikros aliuzijos į slavišką žodį miška, tai yra meška, nes rusai vadina Michailu Lokios, Michailum Potapičium. Pasakose tai reiškia Michailas, miška, meška, Lokys, o Mykolas tai yra Michailas. Vadinasi, jau iškart varde yra užprogramuota jo dviguba žvėriška prigimtis. Profesorius Vitenbachas skuba į Žemaitiją todėl, kad tyrinėja nykstančias laukinių, kaip jis sako, kalbas. Jis papasakoja grafui Šemetai apie išnykusią Pietų Amerikos genties kalbą, kurios keli žodžiai išliko vien todėl, kad išmirus nuo raupų genčiai buvo atrasta papūga, dar žinanti keli žodžius. Taip pat pamini kornų kalbą, tai yra 18 amžiuje išnykusią kalbą Kornvalyje, Anglijoje tai yra. O kadangi žemaičių arba, kaip jis sako, žmūdų kalba yra pati artimiausia sanskritai, tai senai indų kalbai, ir jisai sako, kad ji yra netgi artimesnė sanskritui negu lietuvių aukštaičių kalba. Grafas Šemetas stebisi, kam to reikia, nes kaip jisai sako, jeigu tu parašysi tą žemaičių Biblijos vertimą, kas ją skaitys, nes tie, kas dar moka žemaičių kalbą, nemoka nei skaityti, nei rašyti. Tiesa, jis pats didžiuojasi, kad žemaitiškai moka, nors ne vienas jo tarnas nemoka, o jis kaip didikas jaučiasi išskirtinis, nes aristokratai žemaitiškai jau senai nekalba. Ir pats įdomiausias dalykas, kai yra užsimenama apie prūsų kalbą. Mes kaip ir įsivaizduojame iš savo istorijos vadovėlių, kad 13 amžiui tuometinė Baltiška Prūsija nukariavo kryžiuočių ordinas, kuris net pavadinimą pavogė iš buvusių genčių. Ir kažkaip atrodė, kad kryžiuočiai išnaikino prūsus. Tačiau profesorius teigia, kad paskutiniai kalbėję prūsiškai išmirė tik tai prieš 30 metų. Prieš 30 metų atkreipsiu dėmesį, kad veiksmas vyksta 1866 metais. Labai keistas pastebėjimas, dėl to norisi paanalizuoti giliau ir vėl kreiptis į visagalį Google, kaip tai gali būti. Ir štai pasirodo, kad nuslopinus didįjį prūsų sukilimą 13 amžiaus pabaigoje, dalis prūsų nepasiliko vergauti, o pasitraukė į Lietuvą, kur Traidenis juos priėmė ir įvairias pasienio
pilis gyvenvietės įsileido kaip įgulą saugoti savo rytinės sienas Lietuvos. Pavyzdžiui, Gardinas, didelis galingas miestas, kuriame buvo prūsų įgula, kuri vėliau irgi, aišku, daug kentėjo nuo kryžiuočių antpolių. Tačiau ir tai dar ne viskas. O kas nutiko prūsam pasilikusiems senojoje Prūsijoje, kuri tuo metu buvo kryžiuočių ordino valstybė, o paskui tapo vokiška Prūsija. Tai pasirodo, kad, pavyzdžiui, prūsų kalba katekizmas išleistas netgi buvo porą metų anksčiau negu lietuviškas Martyno Mažvydo katekizmas ir paskui dar buvo 2 tolimesni leidimai. Tai reiškia, kalba 16 amžiui dar visiškai gyva buvo, nes kam leisti knygas. Ir giliau pasikapšius paaiškėja, kad labiausiai prūsiai, tiksliau jų palikuonys ir kalba nukentėjo būtent per tą didį 1790 metų marą, apie kurį jau pasakojame ir ankstesnėse laidose, nes ir mažalietuviai tada labai nukentėjo ir pro to jau prūsų kalba nebeatsigavo ir maždaug 18 amžiaus vidury jau pradėta laikyti kaip mirusi. Įdomumo dėliai galime paminėti, kad šiaip prūsų kalba dabar yra atgaivinta 20 amžiaus pabaigoje pradėta atgaivinti ir netgi yra kalbančių prūsų kalbą, leidžiančių šiokią tokią literatūrą ir netgi yra internetinis žodynas prūsų lietuvių kalbos, galite jį susirasti. Tai, kad kalba gyva, rodo tai, kad tai netgi naujadarai, remiantis senomis prūsų kalbos taisyklėmis, įvairūs šiuolaikiniai žodžiai, kas susiję su informaciniam technologijom, su šiuolaikiniais prietaisais, irgi yra kuriami ir bandomi įdiegti į kalbą. Bet skaitome knygą toliau. Grafas su profesoriumi įjoja dabar į 100-metę girią. Kaip jie patys sako, tai yra seniausia vos negiria Europai, nepaliesta žmonių ranko ir tik tai burtininkai ir poetai gali ją prasibrauti. Toliau grafas pasakoja, kokius gyvūnus galima sutikti girioje. Tai ir liūtai, kaip nekeista, lokiai, briedžiai, taurai ir galiausiai mamutai. Sakoma, kad jie ypač gerbiami ir yra jų Seimo maršalka. Kaip nekeista, profesorius labiau stebėsi ne tai, kad mamutą galima sutikti, o kad grafo tėvas yra sumedžiojęs taurą ir jo galva puošia rūmų menę. O dėl mamutų, tai galbūt Merime buvo kur nors skaitęs, kad šiaurėje yra randami mamutų kaulai buvusiuose prie ledynmečio teritorijose, nes nepamirškime ir vėlesnius radinius, kad ir žymųjį Antakalnio mamutą, kur rastas tai 60-metį 20 amžiaus. Taip pat labai keistas žvėrių valdymas tarpusavio. Štai kaip sakoma, žvėris laikosi labai griežtos drausmės ir kai koks žvėris nusikalsta, jie nuteisė jį ir ištrėmė. Ten žvėrių respublika, o gal konstitucinė monarchija. Vėliau sutikta ragana miške, jam štai ką sako. Aš grįžtu iš miško, žvėris liko be karaliaus, mirė noblis, liūtas, žvėris rinks naują karalių ir siūlo grafui šiemet tai pabandyti eiti į rinkimus. O kokią mes šalį žinome, kur karaliai būdavo renkami, nes tuo metu Europai tokių nebuvo. O buvo neseniai išnykusi abiejų tautų respublika. Nes respublika reiškia Žečpospolitą ar Žečpospolitą. Kadangi Merime kalba apie žvėrių respubliką, tai galima suprasti kaip žvėrių ir Žečpospolitą. O kodėl jis tiesiogiai nedaro jokių nuorodų į buvusią abiejų tautų respubliką? O gan įdomus dalykas. Prancūzų ir rusų santykis visada buvo keistas kaip ir dabar. Toks tarp neaiškios meilės ir blefo. Pavyzdžiui, Žiulis Vernas irgi norėjo 2000 mylių po vandeniu kapitoną Nemą padaryti, kad pabėgusi
ir keršijantį Lenkų sukilėlį po sukilimo. Tačiau jie atkalbėjo leidėjai, kad negalima pyktis su Rusija, ten ir rinka didelė ir panašiai. Ir iš lenkiško kapitono Nemo liko tik tai portretas Tado Kosciuškos, sukilimo vado Nemo kajutėje. Šiaip labai keista, nes jeigu jį padarė paskui Indų princu, tai Indų princas pasikabinęs Kosciuškos portretą atrodo išties labai keistai. Ir nepamirškime, kad ir visi didieji Prancūzijos švietėjai, pradedant Volteru, Diderot ir kitais, liaupsino Jekateriną II, kad sunaikino tokią paliegusią išsigimusią šalį kaip ir Žečpospolita. Įdomi detalė, tiesa. Taigi Merime visai nevengė istorinių temų, tik jisai jas truputį paslėpė. Apskritai Petras Šemeta galima suprasti kaip tokia apibendrinta visą senosios santvarkos, senosios šalies Žečpospolitos įvaizdį, kuris pralaimi kovą ir yra priverčiamas pasitraukti iš šiuolaikinio pasaulio. O toliau dar įdomiau, nes profesorius pastebi, kad žiniuonė, ragana moka užkalbėti ir bendrauti su Žalčiu ir taip pat visi mini Perkūno vardą, meldžiasi Perkūnui. Ir tada profesorius lik tarp kitko savo dienoraščio skaitytojam paaiškinimą tokį parašo, kad Perkūnu žemaičiai vadina dievą, kuriam rusai duoda Perūnio vardą. Tai toks slavų Jupiteris. Jau pats vienas faktas, kad senovės slavų dievo, dangaus dievo vardas sutampa su senovės baltų dievo vardu, Perkūnas ir Perūnas. Matosi, kad šaknis ta pati, jau įdomu. Ir pasirodo yra ir daugiau jų panteone dievų, kurie sutampa su baltu. Pavyzdžiui, pas mus Vėlinas, požemių dievas, pas juos Vėlisas ir panašiai. Tačiau šiuo atveju mums įdomiau šita sąsaja būtent su antikos civilizacija. Nes kodėl profesorius va taip lik tarp kitko pabaksnoja, kad Perkūnas yra tas pats, kas senovės romėnų Jupiteris. Atrodytų gal nereikšminga detalė, bet galbūt jis tuo norėjo kažką atskleisti, kas nebuvo labai galima tiesiai rašyti XIX amžiuje. Pabandykime toliau pasekti jo mintį. Žiūrėkim. Graikų padangių dievas vyriausiasis Olimpe buvo Dzeusas, tai čia tas pats, kas romėnų Jupiteris gaunasi ir mūsų Perkūnas. Pažiūrime, kaip užrašyti vardą Dzeusas. Čia matote ekrane ir senosiam raidėmis ir transkribuotomis į lotyniškas. Ir dabar Z raidę galima tarti ir kaip D, o U ir V tuo metu nebuvo kaip atskiros raidės, galime naudoti tam pačiam garsui šitą tiek U, tiek V, atsiskiria tos raidės tik tai maždaug 14 amžiui. Todėl kitaip, tai yra lietuviškai užrašą Dzeusas mes galime perskaityti kaip Dzievs. Dziev, Dzievulis, grinai kaip būtų kokių, sakysim, dzūkų kalba pasakyta. O ir taip pat latviškai yra tiesiog Devs, o žemaitiškai Deivs. Ir gaunasi labai keistas toks paradoksas, kad Dzeusas ir dievas, tai čia yra tai iš to pačio žodžio kilę, tai gautųsi, kad dievo vardas Dzeusas. Tai yra, jeigu krikščionybėje sakoma, kad nėra dievo vardo, dievas neturi vardo, bet yra įstatymas, kurisai draudžia minėti dievo vardą be reikalo. Ir tada klausimas, kaip tu jį gali minėti, jeigu jo nėra, o jeigu jis yra, kodėl jo negalima minėti. Ir tada toks kyla įtarimas, kad dėl to, kad krikščionybės dievo vardas yra Dzeusas. Atrodytų kažkoks gal kvailas ir fantastiškas sutapimas, tačiau pasekime toliau.
užrašykime dievas lotyniškai, tai yra tiesiog Deus viena iš formų. U ir V galima kaitalioti, gaunasi vėl Dievs, latviškas Dievs arba mūsų Dievas. Nu, čia ar gali būti tiek daug sutapimų, ar čia Merimė tiesiog netyčia taip mesteliu. Ir pasirodo, kad panašu, jog visai ne netyčia, o specialiai. Ir tai leidžia mums spręsti kai kurios nedidelės detalės, ką jis dar pasakoja apie tą vadinamą raganą. Ji yra sena, negraži senė, vaikščianti per pelkes, vos negalima spėti, kad vandeniu gali judėti. Ir kas keiščiausia, ji renka grybus ir nešasi pintinę nuodingų grybų. Profesorius nustebęs klausia, ar tu juos valgys, ir ji paaiškina, kad tas, kas ponulėm netinka, jai visiškai tinka. Ir tai yra labai labai svarbi detalė. Todėl, kad sena vandens ir pelkių dievybė pagoniška baltų laumė, ji buvo vardu Indraja. Ir jos viena iš funkcijų buvo būtent atskyrimas nuodingųjų ir nenuodingųjų grybų. Ir ji taip pat galėjo judėti vandeniu. Ir dabar kas įdomiausia, kaip senovės lietuviai vadino Jupiterio planetą, tai yra Dzeuso planetą. Vadino Indraja. Įsivaizduojat, kiek daug sutapimų. Čia gaunasi kažkokie stebuklai, atrodo, viskas padėta, kortas atverstas, bet niekas kažkaip viešai apie tokius dalykus nekalba, kad Dievas, Dzeusas, čia viskas tas pats. Bet palikime kaboti šį keistą klausimą ir šokiruojantį, tiesą sakant, ore. Ir palikime taip pat ir skaitytoje mūsų mėlyjam malonumą paskaityti šią knygutę patiem ir paieškoti kitų įdomių vietų, minčių ir pasamprotavimų, kadangi knyga nėra didelė, jeigu viską aptarsim, tai čia gausis visiškis pilnas spoileris ir niekas jos nebeskaitys. Geriau pereikim prieš tai kokio klausimo, kuris taip pat labai svarbus prieš norint užbaigti pasakojimą. O tas pagrindinis ir esminis klausimas būtų toks. Iš kurgi vis dėlto rašytojas prancūzų prisirinko tiek tokių visokių idėjų apie Žemaitiją ir išklojo savo knygoje. Galbūt jisai palaikė kokius nors ryšius čia su Lietuva, galbūt su kažko bendravo. Ir skaitant jo biografiją, krinta į akis vienas įdomus dalykas, kad jisai Paryžiuje palaikydavo ryšius su pasitraukusiais 1830-31 metų sukilimo dalyviais iš Lenkijos ir Lietuvos. Ir kažkiek matyt galėjo taip sužinoti apie mūsų šalį. Ir tada pasmalsavus, paguglinau, galbūt tuo metu Paryžiui koks nors sukilėlis Šemeta buvo pasitraukęs, pabėgęs iš Lietuvos. Ir pasirodo buvo. Tai toksai Pranciškus Šemeta, toks vienas iš bajorų Lietuvos. Jo biografija labai spalvinga. Jisai ir Prancūzijai pasižymėjo, jisai tarnavo paskui ir prancūzų kariuomeniai, buvo toks kaip sėkmės džentelmenas Indiana Jonesas ir agentas 007 viename, kariavo ir Belgijoje, ir Egipte, ir Italijoje, palaikė slaptus ryšius su buvusią Lietuvos Lenkijos valstybę ir galų galiausiai išvis numirė Vokietijoje. Ir tada siūlo kamuolys toliau vyniojasi, jeigu mes randame prototipą galimą lokio, galbūt pavyks nustatyti, kur buvo tas Medintilčio dvaras, bent jau prototipas jo. Pasirodo, taip pat galima, nes Pranciškaus Šemetos dvaras kaip tik ir buvo Žemaitijoje ir vadinosi Diktariškių ar Diktariškių dvaras, ne Daktariškių, nesumaišykime. Jis ir dabar apleistas stovi ir jį galima aplankyti ir kaip tik šalia teko toks upelis, upę galima pavadinti ir tas pavadinimas medinis tiltas labai tai vietai tiktų, nes tikriausiai ten toks tiltas ir buvo.
O pabaigai nedidelis testas. Įsivaizduokite, kad kažkas jums trumpai atpasakoja glaustai istoriją siaubo, kurioje pagrindinis veikėjas yra kilmingas grafas. Jis gyvena savo dvare, rūmuose ar pilyje, kažkokioje labai nuošalioje Dievo užmirštoje vietovėje. Dvigubą gyvenimą dieninį ir naktinį veda. Ir taip pat labai trokšta jaunų mergelių kraujo. Apie ką pirmą pagalvotumėte? Manau, kad daug kas pasakė Drakula. Akurat, panašumo tarp Lokio ir Drakulos istorijų yra labai daug. Tačiau yra vienas pats pagrindinis skirtumas, kad Bramo Stokerio knyga apie Drakulą pasirodė tik 18 metų po Lokio. Tai yra akivaizdžiai nukopijuota pakeičiant vietą, pakeičiant gyvūną ir išplėtojant labiau istoriją. Dėl to Lokis matyt konkurencinę kovą ir pralaimėjo. Tačiau apie dvigubą gyvenimą, tokią šizofrenijos keistą formą, tai ir daugiau yra kūrinių. Tas pats Louiso Stevensono nepaprasta Misterio Jekyll ir Hydo istorija, tai ji irgi turi labai daug sąsajų su Lokiu ir taip pat parašyta daug vėliau negu Lokis. Gaila, kad toj konkurenciniai kovoj būtent mūsų kabutėse tautinis herojus pralaimėjo. Vis dėlto turiu jūs truputį ir kuo pradžiuginti, nes visiškai šitas herojus, sakykim, taip nėra išnykęs, bet transformavęsis. Tikriausiai visi girdėjo taip pat apie žmogėdrą, aristokratiškos kilmės, lietuviškos kilmės ir labai žinoma pasaulyje personažą. Taip, tai įžymusis Hannibalas Lecteris, kurį vaidino tokios žvaigždės kaip Hopkinsas ar Mikkelsonas. Tačiau pati gal mistiškiausia istorija susijusi su dar vienu Hannibalo aktorium, tai tokiu Gaspardu Ulėliu, nežinau kaip tiksliai ištarti, tai nepykite. Ir jisai vaidino filme Hannibalas pradžia arba Hannibal Rising, kur labiausiai būtent atskleista jo ta lietuviška kilmė. Ir kas įdomiausia, kad praėjus eiliai metų, tai šiaip visai neseniai, 22 metais, slidinėdamas kalnuose, aktorius žuvo ir jam buvo dar gal kokie tik 37 ar 39 iš atminties, čia sakau, metai. Ir kas mistiškiausia, kad jį, suvažinėjo, taip nepasakysim, bet jis žuvo po susidūrimo slidinėdamas su lietuviu. Gaunasi labai kuriozinė situacija, sukūrė žymiausio lietuvio personažo vaidmenį ir taip gavosi, kad ir atliko savo paskirtį šioje žemėje. Štai kaip būna keista. O jeigu jums video patiko, tai dėkite patiktukus, prenumeruokite kanalą. Jeigu matysiu, kad įdomi ši tema, tai galėsiu dar vieną dalį papasakoti apie žmonės Lokius ir apskritai žmonės žvėris, kaip atsirado tos istorijos ir kas už jų gali slypėti. Iki.